Sveiki, esu Donatas, įmonės UAB Dovarma atstovas. Noriu Jums pristatyti naujausią mūsų gaminį – biomasės katilą Opti35. Šis dujų generacinis katilas sukurtas kūrenti medžio skiedromis, bet kaip alternatyvus kuras gali būti naudojamos įvairios granulės ir rupios pjuvenos. Katilas veikia autonomiškai, nereikalauja nuolatinės priežiūros, yra lengvai prižiūrimas ir aptarnaujamas. Katilas sukurtas ir pagamintas Lietuvoje, todėl turi lietuvišką valdymo meniu. Katilo valdymas ir derinimas paprastas ir patogus. Visa informacija apie katilo būseną, derinimo bei valdymo parametrus rasite 7 colių valdymo ekrane. Katilas standartiškai komplektuojamas su pusės kubo talpa, taip pat gali būti komplektuojamas su 0,75 ir 1 kubo talpomis. Kuro bunkerio dugne įmontuota maišyklė, šluota, kuri gerai pamaišo bet kokios frakcijos biomasę ir tokiu būdu visiškai nelieka kuro susigulėjimo ar pasikabinimo rizikos. Išdirbta plaukiojanti kuro transporterių sistema puikiausiai transportuoja įvairios frakcijos medžio skiedras. Didžiausias atsitiktinės medžio skiedros gali būti 12 cm ilgio ir 5 cm storio. Jei į katilą atsitiktinai pateko didesnės frakcijos skiedros, tuomet suveiks kuro tiekimo transporterio perkrovos apsauga, kuri tiesiog sustabdys kuro tiekimo sistemą ir šiek tiek pasuks jai atgal. Jeigu kuro tiekimo transporteris nesusidoros su per daug didelė skiedra, tuomet atsukus 4 varžtus galima ištraukti kuro tiekimo sraigtą, ištraukti užstrigusią skiedrą ir atlaisvinti kuro tiekimo transporterį. Kurą į katilą tiekia 2 atskiri sraigtiniai transporteriai. Vienas sraigtinis transporteris kurą dozuoja iš bunkerio, o kitas kuro transporteris kurą tiekia į katilą. Katilui kūrenantis, jeigu dirba kuro bunkerio transporteris, tuomet transporteris į katilą stovi. Ir kai bunkerio transporteris sustoja, pradeda dirbti kuro tiekimo į katilą transporteris. Šis kuro tiekimo būdas saugus, nes kuro tiekimo transporteris į katilą visada būna tuščias ir niekada nelieka rizikos kuro smilkimui pereiti į kuro bunkerį. Taip pat išvengiama kritinių situacijų sutrikus kontrolerio darbui, nes niekada neatsiras situacija, kai nekontroliuojamai dirbs abu kuro tiekimo transporteriai. Įjungus katilą pereinama į pasiruošimo būseną. Pasiruošimo metu uždaromi pelenų šyberiai ir patikrinamos visos katilo sistemos. Toliau vyksta kuro iš bunkerio užkrovimas į dujų generatorių. Kuro užkrovimo metu dirba abu kuro tiekimo transporteriai. Bunkerio transporteris dirba nustatytą laiko tarpą ir sustoja, o katilo transporteris lieka dirbti, kol išvalomas visas kuras iš transporterio. Po kuro užkrovimo katilas pereina į uždegimo būseną. Šioje būsenoje baigiamas valyti kuras katilo transporteryje ir pradedamas kaitinti. Kaitinamo kuro temperatūra rodoma displėjuje prie generatoriaus ikonos. Kuras veikiamas aukštos temperatūros pradeda smilkti ir skirtis medžio dujos, kurios susimaišiusios su oru užsidega. Naujausios kartos degiklyje sumontuotas medžio dujų koncentratorius sukoncentruoja medžio dujas, kurios geriau maišosi su oru ir taip išgaunamas efektyvesnis degimas. Degimo kameros gilzė atskiria liepsną nuo antrinio oro ir tai leidžia padidinti degimo temperatūrą, kurioje geriau sudega dervos ir suodžiai. Degimo kameroje prasidėjus degimui, katilas pereina iš uždegimo būsenos į generatoriaus kaitinimo būseną. Kai generatorius įkaista ir jame susidaro pakankamas kiekis žarijų, katilas pereina į degimo būseną. Žarijos dujų generatoriuje yra būtinos tolimesnės dujų generacijos užtikrinimui.
Iš žarijos pučia pirminio oro srautas, žarijos kaitinamos ir ant jų patekęs kuras kaista, kol prasideda dujų generacija. Tokiu besikartojančiu principu veikia biomasės katilai Opti. Labai svarbų darbą atlieka pelenų šalinimo sistema. Dujų generatoriui dirbant ilgesnį laiką jame kaupiasi pelenai. Kad dujų generacija nesustotų, reikalingas savalaikis pelenų valymas. Pelenų valymas vyksta degimo metu. Pelenų valymo sistemą sudaro du pelenų šalinimo šiberiai, kurie išvalo pelenus, bet ne anglis, kurios reikalingos tolimesniam degimui. Pelenų šalinimas vyksta automatiškai. Pirmiausia atsidaro viršutinis šiberis, pelenai pakrenta iki apatinio šiberio, tuomet užsidaro viršutinis šiberis. Tik pilnai užsidarius viršutiniam šiberiui atsidaro apatinis ir įvyksta vienas pelenų šalinimo ciklas. Naujausios kartos dujų generatoriai turi pelenų šalinimo šiberių nusivalymo sistemas. Taip pat juose sumontuotos generatoriaus judančios sienelės, kurios judėdamos neleidžia šlakams kauptis ant sienelių. Išvalyti pelenai patenka į 27 litrų pelenų dėžę. Virš pelenų dėžės sumontuotas pelenų transporteris paskleidžia pelenus per visą pelenų dėžės ilgį. Šis transporteris užtikrina pelenų šalinimą, net jeigu pamiršote išvalyti pelenus ir pelenų dėžė persipildo. Pelenų dėžės užsipildymą rodo pelenų dėžės užsipildymo indikatorius katilo valdymo ekrane. Pelenų dėžės užsipildymui pasiekus 100% rodomas pranešimas apie pelenų dėžės užsipildymą ir prašymą išvalyti pelenų dėžę. Nemažiau svarbų vaidmenį atlieka šilumokaitis. Šio katilo šilumokaičio plotas apie 4 kvadratiniai metrai. Didžiausią šilumokaičio dalį sudaro vamzdinis šilumokaitis. Šilumokaičio vamzdžiai orientuoti iš viršaus į apačią. Tokiu atveju kartu su liepsna išpūstos dulkės nesikaupia ant šilumokaičio sienelių ir sukrenta į pelenų dėžę. Švaresnis šilumokaitis efektyviau veikiantis katilas. Katilui dirbant dujų generacijos principu degimo metu sudega visos dervos ir suodžiai, kurie linkę kauptis ant šilumokaičio ir kamino sienelių. Šiuo atveju katilo ir kamino valymas lengvas ir greitas. Katilo šilumokaitis gaminamas iš sertifikuoto katilinio plieno. Šilumokaičio plieno storis ugnies zonoje 6 mm, o dūmų aušinimo zonoje 4 mm storio. Šiame katile sumontuotas dūmų šalinimo ventiliatorius. Šis ventiliatorius užtikrina pastovią trauką nepriklausomai nuo oro sąlygų. Todėl šis katilas gali būti kūrenamas ne tik žiemą, bet ir vasarą šildant karšto vandens boilerį. Tokiu atveju karšto vandens boileris turėtų būti ne mažesnis kaip 100 litrų. Katilas valdomas 7 colių lietimo jautriu ekranu. Jame pateikiama visa aktuali informacija apie katilo būseną. Rodoma išeinančių dūmų temperatūra, karšto vandens temperatūra, dujų generatoriaus temperatūra, liepsnos signalas. Taip pat rodoma kambario arba karšto vandens temperatūra ir kūrenamo kuro rūšį. Bendrieji nustatymai ir skirtingų kuro rūšių degimo nustatymai saugomi vidinėje atmintyje. Visų nustatymų paaiškinimus galima rasti ekrane paspaudus klaustuką, esantį nustatymų languose. Galimi 4 temperatūriniai režimai – pastovios temperatūros, darbo pagal paros temperatūrinį grafiką, atostogų režimas ir karšto vandens šildymo režimas. Pabaigai norėčiau papasakoti apie katile sumontuotas pagrindines apsaugos sistemas, tokias kaip katilo perkaitimo, kuro tiekimo transporterio ir pelenų šalinimo variklių perkaitimo termostatinės apsaugas. Taip pat katilas turi dūmų detektorių, kuris veikia dujų analizatoriaus pagrindu, todėl dulkės katilinėje įtakos veikimui neturi. Apsaugų suveikimo atveju katilo darbas stabdomas ir apie katilo būseną informuojamas vartotojas pranešimu katilo valdymo ekrane. Pranešimo ekrane paspaudus klaustuko ikoną atsidarys pranešimo paaiškinimas ir galimos jo atsitikimo priežastys. Taip pat katile sumontuota avarinė bunkerio ir sraigto gesinimo sistema, kuri veikia kritiniu atveju, kai kuro tiekimo transporteris arba bunkeris pasiekia kritinę nustatytą temperatūrą, o elektros nėra ir katilas negeba susidoroti su šia situacija.